1000 ąžuoliukų tiek šiandien jau pasodinta būsimajame tūkstantmečio ąžuolyne. Lietuvos geografinėme centre Kėdainių rajone ilgainiui jų ketinama pasodinti dar 49 000. Tai yra pats reikšmingiausias Lietuvos tūkstantmečio pripažinimas, džiaugsmas ir svarbiausiai tas, kas išliks tikrai ateinančiom kartoms, kaip po mūsų čia palikimą. Nes, kaip buvo kalbose paminėta, koncertai, fajerverkai, porą valandų ir galbūt reiškia po truputį ir išsisklaidys kai vėjas. O čia paliks ateinančiom kartoms. Prie 50 hektarų ploto ąžuolyno atsiradimo prisideda visi perkantys Mariaus Jovaišos knygą Neregėta Lietuva 2009. Tam skiriama dalis už kiekvieną knygą gaunamos sumos. Visų prisidėjusiųjų pavardės bus išvardintos specialiuose atminimo lentose. Kai pamatėm, kad Neregėtos Lietuvos albumas yra populiarus ir žmonės juo domisi, žmonės jį perka, nusprendėm, kad reikėtų tą populiarumą išnaudoti kokiam nors dar gražiam darbui susijusiu su tūkstantmečiu. Mąstėm ir vienaip ir kitaip ir matėm, kad yra galimybė padaryti kažką tai išliekančio ilgalaikio. Tai yra ne tik koncertas ar kažkoks tai įvykis, kuris prašlama ir nutyla, bet kažkas, kas liktų ir dar ilgus metus primintų ir ateities kartom. Tai natūralu, kad tai buvo susiję su gamta. Lietuvos vardo tūkstantmetį įprasminančius ąžuolus sodinę žinomi žmonės sakė, kad imtis pirštinių ir kastuvo tokią progą ypač malonu. Tai labai gyvybinga idėja. Tai prikelia gyvenimui, net ir tos, kurie mirė per tą 1000 metų. Šitoks ąžuolų sodinimas. Sakant, pajuntam ryšį giluminį su istorija. Pasididžiavimo vieta, manau, turėtų būti neeilinė vieta Lietuvoje, į kurią, kaip dabar iš Šiluva plūsta, tai taip turėtų ąžuolo jėgos pasisemti ateiti čia žmonės. Anot Mariaus Jovaišos rasti tinkamą žemės plotą nebuvo lengva, nes ąžuolai lepūs medžiai, o ir sodinti juos norėjosi lengvai prieinamoje vietoje. Pasirinktas ir tebevalomas sunykęs uosynas, kurio dirva tinkama ąžuolams. Marius Jovaiša tikisi, kad ši vieta laikui bėgant taps traukos centru. Kadangi tai yra Lietuvos vidurys, nesunkiai privažiuojama nuo Via Baltikos, aš tikiuosi, kad daug žmonių čia galės atvažiuoti ir ilgainiui čia bus toksai dar vienas Lietuvoje traukos centras, kur ir turistai, ir lietuviai galėtų atvažiuoti, pasivaikščioti, kad būtų ne tik tai medžiai, bet vėliau įrengsime ir pažintinį taką, ir jame galėtų vykti įvairūs renginiai po atvirų dangum ir be galo daug kitų sumanymų. Kol kas ąžuolyne vos 1000 medžių. Žadama kas pavasarį pasodinti tiek ąžuolų, kiek tais metais bus nupirkta knygų. Tol, kol iškils 50 000 medžių.